Masės koncentracijos tirpalo ruošimas. Gaminsime 25 gramų litre koncentracijos cukraus tirpalą ir tirpalo paruošime 200 ml. Ko mums reikės? Mums reikės pačio tirpinio, tai yra cukraus, svarstyklių, matavimo kolbos 200 ml, tirpiklio, tai yra vandens. Tam, kad būtų patogu suberti cukrų, naudosime piltuvėlį ir kad tiksliai įpiltume vandenį, naudosime pipetę. Prieš pradedant ruošti tirpalą reikia atlikti skaičiavimus ir sužinoti, kokią masę cukraus reikia paimti tirpalo ruošimui. Kadangi cukraus koncentracija bus 25 gramai litre, o mes gaminsime 200 ml, tai cukraus prireiks 5 gramų. Pasiimam svarstyklės, ant jų uždedam svėrimo popierėlį ir matuojame cukraus masę. Vienas arbatinis šaukštelis yra maždaug 5 gramų. Atsvėrėme cukrų. Dabar reikia jį ištirpinti tirpiklyje. Kad cukrus nepriliptų prie kolbos dugno, įpilam šiek tiek vandens. Ir suberiame cukrų. Reikia, kad visas cukrus patektų į mūsų tirpalą, dėl to praskalaujame piltuvėlį su vandeniu. Ir kol kas nepilam iki žymės, o tirpiname cukrų, kad jis visas patogiai būtų ištirpintas. Užkemšame kolbą su kamščiu ir sukamaisiais judesiais tirpiname mūsų tirpinę. Kai visas cukrus ištirpo, įpilame vandens iki matavimo kolbos padalos. Paskutinius lašus įlašiname su pipete. Mums reikia, kad skysčio meniskas gulėtų ant padalos, dėl to svarbu neprapilti. Norint įsitikinti, kad įpylėme tinkamą tirpalo tūrį, mums reikėtų stačiu kampu pasižiūrėti į padalą, kad tirpalo įdubimas gulėtų savo dugnu ant padalos. Kai įpylėme tinkamą tirpalo tūrį, dar kartelį kolbą užkemšame ir apverčiame, kad visas tirpinys pasklistų tirpale. Paruošiame 200 ml 25 gramų litre masės koncentracijos cukraus tirpalą.